Noriu pasakyti, kad Nemunas nelaiko manęs įkaitų viskas atsakau. Savo norų, turbūt. Aš esu Saulė Vilniūtė ir studijuoju taikomąją matematiką ir esu šokėja. Esu Meda Rimikaitė, studijuoju elektronikos inžineriją ir esu iš šokių žanro. Esu Simas Beržanskis, studijuoju mechanikos inžineriją, esu 4 kurse, esu šokėjas. Aš Rugilė Ginatytė, studijuoju atsinaujinančią energetiką, esu iš orkestro. Esu Vitalija Komarova, studijuoju maisto mokslą ir mitybą, magistrą, 2 kursą. Esu vokalo žanro narė. Mano vardas Aistė Vladičkaitė, studijuoju naujųjų medijų kalbą KTU ir esu iš vokalų žanro. Aš Benas Puolis, studijuoju robotiką, esu vokalas. Mano vardas yra Nojus Stankevičius, aš studijuoju mechatroniką KTU universitete ir aš esu iš choro žanro. Esu Karolis Bogdanavičius, studijuoju programų sistemas, 1 kursis ir esu iš šokėjų. Sužinojau iš Lauros, kuri yra taip pat vokalė, ir jinai mane pakvietė ir aš tiesiog prisijungiau. 2 kurse norėjau ateiti į Nemuną, bet kažkaip pavėlavau į atrankas užsiregistruoti. O tada vasarą aš buvau Monikai prisižadėjus, kad 3 kurse ateisiu jau. Ir jinai tada mane privertė užsiregistruoti. Užsiregistravau ir atėjau išbandyti savo laimę. Ir kaip matote, aš esu čia. Į Nemuną atėjau todėl, kad aš ir vidurinėje mokykloje ėjau į chorą. Man dainavimas padeda atsiskleisti iš dalies. Labai man patinka tautinės dainos. Apie Nemuną sužinojau per karjeros mugę. Buvau girdėjus apie šį kolektyvą, visą gyvenimą šokau, tad nusprendžiau prisijungti šiais metais prie Nemuno. Apie ansamblį jau žinau jau senai, gal nuo 1 kurso tik įstojęs, tik kad kažkaip sugalvojau ateiti 4. Aiškus pastūmėjo labiausiai draugė, kuri irgi čia kartu su manim šoka. Visą laiką šokau, smagi veikla buvo. Stojau universitetą, tai kažkaip nelabai galvojau, kad bus laiko, bet jau buvo, tai ir sugrįžau. Tai Nemuną atėjau, nes nuo pat 1 klasės šoku, tai norėjau tęsti. Apie Nemuną kaip ir visą laiką žinau, nes iš buvusio kolektyvo daug kas keliavo, tai plus kadangi kad tu įstojau, tai logiškiausia buvo čia ateiti. Tiesiog nusprendžiau, kad reikia kažką po paskaitų veikti ir šiek tiek galvojau apie KTU chorą. Tačiau per organizacijų mugę, kuri buvo prieš rugsėjį, pakalbėjau tiek su choro atstovais, tiek su ansamblio atstovais. Tai buvo iš esmės 1 kartas, kada išgirdau apie ansamblį. Kažkaip ansamblis mieliau pasirodė. Atėjau į Nemuną, nes man labai patinka dainuoti ir mane supažindino su šitu Nemunu Liutauras, kuris yra mano mentorius. Šį ansamblį jau žinojau senai nuo muzikos mokyklos laikų, bet kaip atėjau, tai per organizacijų mugę KTU užsiminiau, kad groju kanklėm ir tada man labai energingai pasiūlė duoti savo numerį, kurį aš parašiau ir man paskambino. Štai aš ir čia. Turėti savo lėktuvą, su juo skraidyti po pasaulį. Dabar tikriausiai pasibaigti visas studijas sėkmingai. Mano svajonė yra nugyventi laimingą gyvenimą. Kuo įdomiau? Nežinau, išvykti į kokią tolimą šalį gal. Tiesiog gyventi laisvai ir taip, kaip aš noriu. Pabaigti studijas robotikoje. Galbūt kažkur kartu nukeliauti su Nemunu, turėti gerų prisiminimų. Nežinau, ištekėti už korėjiečio milijonieriaus. Pasijėjau, kad jis būtų, žinot. Sukurti šeimą, kurioje man yra malonu gyventi. Tikrai įtraukia labai greitai. Iškart rodo, kad, čia kaip faina, iškart pagauna toksai džiaugsmas čia būti ir tiesiog kažkaip nesinori paleisti, nors atrodo tik tiek tą lankau nuo rugsėjo. Šiltumo ir šeiminiškumo. Labai faini šilti žmonės, smagu pabendrauti su visais.
realiai tik gerus dalykus galiu pasakyti ir labai džiaugiuosi, kad čia atėjau. Labai smagu, labai šilti žmonės. Tokios bendrystės kaip Nemunė dar nesu matęs, tikrai atrodo, kad visi labai gerai sutarė, visi draugiški, tikrai visi labai bendrauja. Tai tikrai šilta bendruomenė, tikrai matau, kad turėsiu gerų ir prisiminimų, veiklos. Žiauriai faina, žiauriai daug draugų susiradau. Žmogus, kuris man labiausiai įsiminė Nemunę, tai tikrai Juozas, su juo visą laiką labai faina, jis labai gerai viską dainuoja ir prie jo sėdint labai lengva kartu prisijungti ir dainuoti. Arnas įsiminęs, nes su juo per jubiliejų daug laiko praleidom. Tai turbūt vokalų seniūnė, kuri visada pasiruošusi padėti ir šiltai pabendrauti, bei galbūt taip pat iš nulių Guoda, nes tiesiog kaip žiburys visada prie jos irgi smagu ir gera būti. Tai Viltė yra iš vokalo seniūnė, labai miela, labai entuziastinga. Neringa iš orkestro. Labiausiai Nemunę tai aišku įsiminė visi nuliukai, kadangi su jais daugiausiai praleidžiam laiko, kalbamės, būnam kartu. Tai aišku Moniką prisimenu. Prisimenu su žmonės, kurie iššokau, tai kaip, pavyzdžiui, Benas. Na gerai, negaliu meluoti, tai Monika, mano pūkis jinai yra. Tai pasiimčiau turbūt savo draugę Emiliją Knyzytę, nes jau šiaip kartu gyvenam, tai visai gerai sutarėm, tai manau, kad nebūtų problema ir saloje gyventi. Pasiimčiau, jaučiu vėl Moniką. Kas žino, tai žino, kad čia yra mano pūkis vėl. Ir Monika viską valgo, jinai viską daro. Tai jinai tikriausiai surastų man maisto, realiai mane aprengtų, ten lovą padarytų. Tai Monika, žinau, viską moka žodžiu. Aš biškai visko bijau, tai ups. Vokalų seniūną, galbūt, nežinau. Kažkodėl pagalvojau gal apie iš nulio esančią Laurą. Būtų viskas padaryta su ja kažkaip. Aš tikriausiai pasiimčiau Deimantę. Tai yra labai smagu, labai šiltas žmogus. Tikriausiai nesipyktumėme ir ramiai išgyventume. Viltė. Turbūt nesinai suorganizuoti ten viską. Tai Viltė aš pasitikėčiau ir manęs, manau, gal nesuvalgytų. Pirmą pasitaikusi, nes dar nelabai taip pažįstu nemuniečių, kad žinočiau, kur yra geras. Nežinau. Tikriausiai pasirinkčiau Juozą, nes su juo tikrai faina kalbėti. Tai gal viešai kalbėjimą, kaip, pavyzdžiui, dabar kamera, kas man yra lengva. Į Nemuną prisijungiau po poros metų pertraukos, kada jau nedainavau, nes buvo 11-12 klasė, kada buvau gan nusiėmęs ir gimnazijoje nebuvo jokio choro. Truputį subrendo mano balsas ir dabar man reikia truputį vėl atrasti jį, truputį išmokti juo naudoti. Norėčiau būti kaip atkaklesnė, gal įdėti daugiau darbų, kur reikia, nes aš mėgstu biškį miegoti. Aš čia esu nepų princesė, tai aš geriau panepinu kartais, negu kažką darau. Biškį jo, reikia darbą įdėti pas mane. Bet aš noriu, tik aš kartais miego labiau noriu. Tai. Nežinau, išmokti geriau žaisti krepšinį? Norėčiau patobulinti savo, socialinius įgūdžius. Tai aš visą laiką šiaip stengiuosi gerinti savo dainavimą, visą laiką stengiuosi pažiūrėti, kur aš darau klaidas. Pagrindinis tai tikriausiai šokimą, pasiekti tą lygį, kurį visi turi Nemunė. Aš šiaip dažnai vis mąstau, reikėtų prisiminti gitarą. Nežinau, klausą, dainavimą gal norėčiau patobulinti. Ir anglų kalbą dar norėčiau patobulinti. Man dažnai būna baisu kalbėti prieš auditoriją, tai turbūt šis būtų vienas iš naudingesnių. Nežinau, man rodos, kad neprisidirbau. Nors, netyčia vieną kartą ant nemuniečio vandenį išpyliau, bet netyčia ten buvo iš ranka tiesiog, taip, žinot, paslydo. Dabar jau taip, net važiavau persifilmuot, kai reikėjo. Dabar jau tikrai esu. Kol kas ne. Galbūt koks įvykis buvo, kad neradau beveik paskutinės minutės savo žibintą, išeinant šokti per jubiliejų, tačiau galų galiai radau ir išsisukau. Taip, per Nemuno 75 gimtadienį, bėgiodamas laiptais pasitimučiu savo čiurną. Kad taip tiesiogiai kažką prisidirbęs, neaišku, pastoviai gaunu pastabų, kad išsitiest reikia, bet jau šokio metu. Gal vieną kitą kartą yra sakę, kad tyliau, kai arba nešnekėt. Ne. Nemanau, kad prisidirbus. Kiek žinau, ne. Stengiuosi laikytis taisyklių.
tačiau kelias repeticijas esu praleidus. Nieko, kiek atsimenu, nesu prisidirbęs. Krikštynos labiausiai laukiamos yra, nes čia visi šneka krikštynas, čia jūs sulaukit krikštynų, tai tikriausiai laukiu labiausiai krikštynų dabar. Nors nežinau, kaip ten bus, ar sulauksiu aš jų, bet stay tuned to find out. Tiesiog gal buvimo kartu, šokimo, kadangi man tai labai patinka, koncertų, kelionių. Nežinau, turbūt tiesiog gerai praleistas laikas. Tai ir koncertai, ir išvykos visokios, šiaip repeticijos tiesiog. Krikštynas. Tai turbūt kelionės. Dabar, kai buvo šiokios tokios atostogos, tai manau labiausiai laukiu tiesiog vėl grįžti į tą rutiną, kas antrą dieną repetuoti. Laukiu, kada turėsiu laiko į repeticijas ir laisvai, smagiai padainuoti. Tai dabar kaip ir kiekvienas 0 krikštynų buvo koncertų jubiliejus, tai teliko pasikrikšti turbūt tikrų nemuniečių. Laikinkit, sharingkit, subscribinkit. Senahėja. Gerai, ačiū, kad buvote. Tikiuosi galiu išeiti. Galiu? Aš nežinau. Nežinau, ką daryti. Pabandysiu. Ate.